Tai kasgi yra ta katastrofų ašis? Astrologijoje katastrofų ašis dažniausiai formuojasi tuomet, kai opozicijose stovi du svarbus astrologiniai aspektai. Tai šiandien konkrečiai pakalbėsiu apie Antarės ir Aldebarano žvaigždės, kurių poveikį mes tuo visai greitai kovo 23-24 dieną ir pradėsime jausti. Tai kasgi tai yra? Visų pirma, astrologijos žvaigždės, jos yra praktiškai nejudančios, stovinčios vietoje, jos iš tikrųjų juda, bet labai myli mažais žingsniukais, dėl to, kad jos yra labai toli. Ir jos iš tikrųjų turi poveikį tuomet, kai kažkokios planetos arba fiktyvūs taškai susijungia tiksliame laipsnyje su ta žvaigždė. Tai dabar kovo 23-24 dieną įvyks toks susijungimas. Mes jau jį galim pradėti jausti nuo kovo 18 dienos, tai praktiškai visą savaitę, bet pikas bus 23-24. Tai kas dabar bus? Šaulio 11 laipsnėje yra tokia vadinama žvaigždė Antarės. Tai yra žvaigždė susijusi su galia, su karo veiksmais, su aistra ir su destrukcija. Tai yra aklas toksai impulsyvumas, piknaudžiavimas valdžia ir galia. Ir kaip tik 23-24 dienomis Lilith, tai yra fiktyvus taškas, tai ne planeta, bet vis tiek tai yra svarbus astrologinis taškas, susijungs su Antarės. Kaip ir pats susijungimas, ypatingai dar su fiktyviu tašku, gali ir neduoti kažkokių labai rimtų įvykių, bet kas tuomet įvyks? Opozicijoje prieš Antarės, tai yra 11 dvynių laipsnėje, yra Aldebarano žvaigždė. Tai irgi tokia karališka žvaigždė, susijusi su garbe, sėkme, socialiniu statusu, lyderystė. Ir tuo metu, 23-24 dienomis, Mėnulis, tranzitinis Mėnulis, bus kaip tik susijungęs su šia žvaigždė. Ir kas gausis? Antarės susijungusi su Lilith, Aldebaranas su Mėnuliu. Ir jie vienas į kitą daro opozicijas. Tomis dienomis mes iš tikrųjų galime matyti pasaulio lyderių kažkokius ne visai adekvačius sprendimus. Nors jau ir dabar ten pilna neadekvačių sprendimų, bet konkrečiai šiomis dienomis arba jie bus priimti, tie sprendimai, arba bus jau vykdomi. Ir tai greičiausiai turės ilgalaikės pasekmes. Ir jeigu tie sprendimai yra priimami iš garbėtroškos, iš noro valdžios, noro įrodyti, pasipuikuoti, kas geresnis, kas krūtesnis ir taip toliau, tai iš tikrųjų atneš labai destruktyves pasekmes. Nes pati Antarės, netgi žvaigždės, tas mitas Antarės, yra apie tai, kaip Orionas puikavosi, didžiavosi, koks jis yra nuostabus medžiotojas ir kad jisai gali išžudyti visus žvėris. Ir deivė Gaja pasiuntė Skorpioną, kad jis tą Orioną nužudytų už jo puikybę ir išdidumą. Tai va šita energija, jinai kaip tik ir gali reikštis šiomis dienomis. Jinai iš puikybės, didybės manijos, tokios noro pasipuikuoti, pasididžiuoti, kas geriau, kas krūčiau. Ir gali vykti kažkokie tikrai destruktyvūs įvykiai arba priimti sprendimai. Kaip konkrečiai tai jūs liečia? Dabar atsidarykit savo astrologinius žemėlapius ir pasižiūrėkit, ar jūs turite asmeninių planetų būtent šiuose laipsniuose. Tai yra dvynių arba šaulio 11 laipsnis. Jeigu turite, jūs ši katastrofa šis palies. Tai vadinasi, jūsų gyvenime irgi gali vykti kažkokie įvykiai. Ir vėlgi priklausomai nuo jūsų sąmoningumo, tie įvykiai galės turėti tiek gerą, tiek ne visai gerą atspalvį. Kadangi visame tame dalyvauja Lilith, o Lilith yra gundytoja, Lilith yra šauly, aš geriau žinau, aš daugiau moku, jūs tai niekas, aš esu aukščiau ir taip toliau. Tai jeigu jūs esate šitoje energijoje, tai bus gundymai, išbandymai, kai lys jūsų šešėlis. Ir jeigu jūs priminėsit kažkokius svarbius sprendimus tuo metu, kurie bus paveikti to šešėlio, jie turės jums tikrai pasekmes negatyvės dėl to, kad Aldebaranas, nors tai yra karališka žvaigždė, jinai irgi rodo, kad jeigu žmogus per puikybę eina, jis aukštai kyla, bet labai žemai paskui ir greitai leidžiasi į apačią. Ir jūs, jeigu eisit per puikybę, galite iš tikrųjų nemažai kažko pasiekti, bet vėliau krisite veidu į žemę. Ir dabar dar sukonkretinkim, ypatingai šis laikotarpis yra svarbus šauliams, kurie yra gimę gruodžio 1 arba 2 dienomis
ir dvyniams, kurie yra gimę gegužės 31 ir birželio 1 dienomis. Dėl to, kad jūsų saulės yra susijungusios su šiomis žvaigždėmis. Dažniausiai tokių žmonių gyvenime irgi gali būti tokių fatališkesnių įvykių, ypatingai šauliams, nes pas jūs visgi su Antarė žvaigždė, su ta puikybė žvaigždė susijungusi. Dvyniams šiek tiek geresnė padėtis, bet jeigu jūs, tie šauliai ir tie dvyniai, gimė šitom datom, dar turit tose opoziciniuose ženkluose irgi planetų, tai pas jūs ta katastrofo ašis jau yra jūsų astrologinėme žemėlapyje ir tikrai jūs veikia, tai pasidalinkit komentaruose, labai įdomu išgirsti, kaip jūsų gyvenime šita opozicija, šita katastrofo ašis pasireiškia. Bet dar sukonkretinkim, ši katastrofa ašis ypatingai svarbi žmonėm, kurie gimė 1999 metais. Tai va šitiem dvyniam ir šitiem šauliam ypatingai. Dėl ko? Dėl to, kad jūs turit katastrofų ašį. Ypatingai dvyniai, nes pas jūs tikrai yra šita katastrofa ašis, dėl to, kad pas jūs Saulė yra 11 dvynių laipsnyje, o Plutonas Šaulio 11 laipsnyje. Ir dar kas įdomu, kad šauliams dar yra ir karmos sugrįžimo laikas, nes 99 metais Lilit buvo Šaulyje. Tai dabar labai įdomu, apskritai, kad jūs pasimintumėte, kas šiuo metu jūsų gyvenime vyksta, kai Lilit sugrįžo į jūsų ženklą, kaip tai reiškia, nes čia irgi yra gundimų, pagundų, išbandymų, jūsų šešėlis dabar greičiausiai irgi lenda ir visaip kaip turėjo pasireikšti, bet vėlgi, jeigu žmogus yra šviesoj, tai jisai mažiau tą negatyvą jaus, bet jeigu tamsoj, neišmanime, tai čia purto jūs kaip reikalas. Ir kaip tik va šitą 23-24 kovo jums toks išbandymų laikotarpis. Daug aš jums pripasakau, tikiuosi nesusipainiojot, jeigu ką klauskit komentaruose, dar patikslinsiu kai kurios dalykus. Bet dar, kad labiau suprasti apie tas žvaigždės, kaip jos veikia. Šiaip labai įdomu, kad šiuo metu, kai kaip tik galvojau daryti video apie tas žvaigždės, aš žiūriu tokį serialą Tudorai, tai yra apie Anglijos karaliaus šeimą, kaip jisai, Anglijos karalius Edvardas VIII beros, įsimylėjo savo karalienės, savo žmonos Freiliną, norėjo, kad ji taptų jo meiluže, bet šie atsisakė ir sakė, kad jį jam atsiduos tik tuomet, kai jinai taps karalienė. Ir jisai iš tikrųjų ėjo prieš bažnyčią, bandė įrodyti, kad jo santuoka su pirmąja karalienė yra neteisėta, negaliojanti. Ir vienu žodžiu pasiskelbė pats aukščiau bažnyčiai esantis ir visgi vedė jis tą Aną Boleyn. Ji buvo karalienė 3 metus, bet nebuvo pas ją palikuonių vyriškos lyties su karaliumi ir jis tiesiog nusprendė nukirsti jai galvą. Ir čia buvo įdomus momentas tame seriale, kad ten buvo parašyta data, kada buvo jai nukirsta galva, tai buvo gegužės 19 diena. O būtent gegužės 19 dieną Saulė būna 26 Jaučio laipsnį, o ten yra įsikūrusi Algolio žvaigždė. Ji šiaip yra laikoma tokia nevaldomos jėgos, instinktų, smurto, seksualumo visokiomis temomis, laukinė nepažabota jėga ir su galvos praradimu, tiesioginė arba perkeltinė prasme. Buvo įdomu, kad būtent tą dieną, kai Saulė jungiasi su Algoliu, Anai Boleyn buvo nukirsta galva. Gaila, nėra žinomas jos gimimo nei data, nei laikas, negalim pasižiūrėti jos astrologinio žemėlapio, bet aš net nebejoju, kad Saulė jos astrologiniam žemėlapį greičiausiai bus 8 būsto koks nors elementas arba valdovė, kas yra krizės, mirtis, transformacijos, arba 1 būsto valdovė, kas yra pati asmenybė. Ir susijungusi su Algoliu davė tokį fatalinį įvykį. Ir šiaip gal jūs pasakysit, kad tai koks skirtumas, kiekvieną dieną ten tos galvos būdavo kirsdamos, nebūtinai kai Saulė su Algoliu susijungus. Taip ir buvo, bet jos galvos nukirtimas buvo labai plačiai nuskambėjęs ir apskritai jos visai ta gyvenimo istorija. Tarp kitko, Algolio žvaigždės mitas, iš kur kilo šitas pavadinimas ir šita energija, tai yra susietas su Meduza Gorgona, kuriai buvo nukirsta galva, o Meduza Gorgona dažnai siejama su nevaldoma, nepažabota moteriška energija. Ir Ana Boleyn iš tikrųjų įkūnijo tai, nes jinai tikrai ėjo į istoriją kaip moteris sugebėjusi pažaboti, pavergti karalių, priversti jį daryti tokius sprendimus, eiti prieš visą bažnyčios sistemą, prieš savo tautą netgi.
tam, kad ją vestų. Bet dėja buvo jai už tai nukirsta galva. Tai va, labai įdomu, kaip tos žvaigždės pasireiškia mūsų astrologiniuose žemėlapiuose. Tad labai lauksiu jūsų komentarų, ypatingai 99 metų gimimo ir tų žmonių, kurie turi savo astrologiniuose žemėlapiuose Šaulio ir Dvynių zodiako ženkluose 11 laipsnėje planetų. Papasakokit, kaip jūs jaučiat šitas energijas, šitus susijungimus su žvaigždėm.